Vandenukas, kaip matau, filtruojasi, o aš ir vėl prisipirkau žaislų. Žaisim pagal mano taisyklės. Atsibodo su semtuvėliu rankioti musytės, dėsim šitą šūdą ir pasiėmiau robotuką, kad nereikėtų siurbti dugno, tegul siurbia jis pats. Na, o čia šiaip pasiėmiau pažaist. Yra man tinkliukas, yra va raketės. Yra ko čia sėdėti. Šitą čainiką surinkau, čia aišku nėra, kad čia surinkinėt. Vanduo, kaip matom, dar nėra skaidrus. Šiukšlyčių va pilna. Tuoj prisuksim, tegul renka. Pakabinau šitą šudelį, bet matau, kad labai lenkiasi šitą vietą į viršų. Kyla. Čia prisukau stipriai, bet jis vis tiek kyla. Labai jis prašosi tenais kažkokio svarelio. Tai įdėsiu akmenį į vidų. Tegul būna papildomas svoris, nes kitaip jis labai lenkiasi į viršų. 33 metų dėdas ir turi pats mąstyti, o ne pasikliaut kitais. Dar toks pastebėjimas. Instrukcijoje rašo, kad šitas vat šudelis, bliūdas tas pirmutinis, turėtų būti apie 5 arba 10 cm panardintas. Bet aš pastebėjau, kuo aukščiau bliūdas, tuo geriau viskas yra surenkama nuo paviršiaus. Pademonstruosiu. Va tai va turėtų būti pagal instrukciją 5 arba 10 cm. Bet jeigu mes pakeliam aukščiau, tarkim va taip, tai matosi, daug greičiau sulekia visos šoninės musytės. Ten šikninių tų prisirenka. Jeigu panardintas bliūdas yra giliai, va, kuo aukščiau pakeltas, tuo greičiau musytės atplaukia. Kuo žemiau panardintas, tuo tos musytės čia lėčiau atkeliauja. Ir turi pats galvot. Pačia paskui bybės gaunasi iš viso to. Na, o kitam video surinkinėsim siurblį.